Dar ne viskas, maestro. Aš perskaitysiu, nes labai jau gražų žodžiai. Maestro Vaclovui Daunorui. Žagarė mano žagarėlė. Kasgi taip skamba senojo miesto erdvėse, žagariečių širdise ir Lietuvos atminty. Jūs ypatingasis maestro, ryškusis tėvynės šviesulys, savam ir svetimam krašte žagarietis. Tylia meilės akimirka, dainuojantis gimtiniai. Ačiū, kad vis su mumis, kad vis jaunas dvasia, aukštas talentų, mylintis ir mylimas, reikalingas, vienintelis, ištikimas. Ačiū, glaudžiamės prie jūsų, tegul dainuoja gražus jūsų metai, žagarė mano žagarėlė. Nuoširdžiausi sveikinimai jubiliejaus proga nuo visų žagariečių ir vyšnių festivalio organizatorių. Žagarės regioninio parko jubiliejinis medalis. Žagarės dvaro parko ąžuolų vainikas. Ąžuolų vainikas maestro Vaclovui Daunorui. Žagarvišnės be abejo. Ir šiek tiek žagarietiško antpilėlių čia. Gražios jums šventės, tikiuosi šiandien žagarė nemegos. Maestro Vaclovas Daunoras nori tarti keletą žodžių savo kraštiečiams. Brangus žagariečiai, man be galo sunku išreikšti tą nuostabą, tą susitikimo dvasią. Su mano, kaip matot, su mano sveikata nėra taip viskas gerai. Bet kad galėjau jum dar kartą išleisti iš gerklės garsą, aš prisiminiau mano pirmą pasirodymą Žagarėje ant scenos kaip solisto. Man buvo 10 maždaug metų amžiaus ir aš uždainavau tokią dainelę Ei, keleliai, bet labai žemai tesituri. Ei, keleliai. Ir padainavau ir salė tyli, neploja. Aš pastovėjau, palingavau nuo vienos kojos ant kitos, jie tyli. Ir aš išėjau namo. Pasirodo, kad Žagarė negalėjo, solo turėjo dainuoti tenoras, plonas balsas. O sako, tas nuo žemės įspirtas kaip aukščio, kaip kumrausis, sako, mauroja jaučių. Tai va žagariečiai buvę, esantys ir būsimi. Patikėkit, kad didžiausias džiaugsmas yra išlikti žmonių atminty. Čia negalima nei sušaudyti, nei susprangdinti. Žmonių atmintis yra amžina. Ir aš džiaugiuosi, kad prie tos atminties, žagariečių atminties, žagariečiai yra gabūs, talentingi. Tik reikia juos mylėti ir gerbti. Nu taip, kaip jūs šiandien mane pagerbėte. Ačiū maestro už puikius žodžius. Gausiais plojimais palydėkite maestro. Maestro Vaclovas Daunoras, Tėviškės žemėje. Koncerto pabaiga visiškai aiški, mūsų kūrinys paskutinis visiškai aiškus.